O rožinės spalvos ir gastronomijos gerbėjai, dabar suklauskite, turime jums gerų žinių. Šaltibarščių festivalio proga Vilniuje visą savaitgalį vyks rožinė vakarienė geležinkelio stotyje. Duris atvėrė laikinas restoranas, kviečiantis žmonės paragauti būtent rožinių patiekalų. Tai apie išskirtinę vakarienę neįprastoje vietoje pasakoja ir rodo Ugnė Rekašiūtė. Labas vakaras, Lietuva. Šį savaitgalį Vilnius nusidažys rožinę spalvą, kadangi mieste šurmuliuos legendinis Šaltibarščių festivalis. Šią progą Vilniuje vyks daugybė renginių, o mes sveikinamės iš geležinkelio stoties, kur visai netrukus prasidės rožinė vakarienė. Štai čia Vilniuje geležinkelio stoties perone įsikūrė rožinis restoranėlis. Vaizdas čia ir dekoracijos tikrai įspūdingos. Ir mes kaip tik priėjome šio renginio organizatorę Mildą. Labas vakaras. Sveiki. Jūsų restoranas vadinasi Gastrolės. Tai tikrai jau gastroliuosim šį savaitgalį, galima pasakyti. Tai sakykit, kas ta rožinė vakarienė yra? Gastroliuosim, taip. Tai mūsų tokia ir misija gastrolių, gastroliuot. Mes gastroliuojam po renginius. Iš esmės, tai viskas suksis apie rožinę. Maistas bus rožinis, gėrimai rožiniai. Tai žodžiu, visas Vilnius šį savaitgalį rožinis. Ir mes būsim iki pat šeštadienio čia rožinės spalvos. Per baltą vakarienę yra būtina apsirengti baltai. Tai čia, kaip supratau, reikės atvykti apsirengus rožiniai. Ar stovės apsauginiai neįleis žmonių, kurie ne rožiniai bus apsirengę? Aš jau, pavyzdžiui, neįeičiau turbūt. Mes kaip nors įsektumėm jum į plaukus, ką nors rožinio ir įleistumėm, aš manau, nėra privalu. Tikriausiai rengtis rožiniai mes prašėm, kad visi užsikrėstų šitą spalvą ir šitą nuotaiką, gal pasidabintų kažkokių rožinio akcentų, nebūtinai visi rožiniai, tačiau kuo labiau, aš manau, svečiai įsilies į šitą bendrą nuotaiką, tuo labiau jausis ta šventinė dvasia, ar ne, ir tas rožinis gyvenimas, nes šį savaitgalį mes gyvenam rožinį gyvenimą pro rožinius akinius. O kodėl tokia prabangi vakarienė vyksta tokioj neprabangioj vietoj, stoty? Čia labai didelis kontrastas įėjus. Tai tikriausiai dėl to taip ir vyksta, kad būtų kontrastas, kad jeigu mes norim parodyti, kad galima restoraną įkurti bet kur, tai galima jį įkurti reiškia bet kokį bet kur. Ir tai dar kartą įrodo, kad prie geležinkelio bėgių labai tokioj aplinkoj, sakyčiau, pramoniniai, ar ne, gali būti puikus su krištolu serviruotas restoranas ir puikus patiekalai čia pat gaminami šefo. Jau visai netrukus į šią rožinę erdvę pradės būriuotis žmonės. O kokių patiekalų čia galima paragauti, klausėme Danilo. Labas vakaras. Sveiki. Tai rožinė vakarienė. Ar tai reiškia, kad visi patiekalai iš burokėlių? Praktiškai. Tai pas mus dabar jau kažkokie patiekaliukai yra pateikti. Iš principo komplimentas šefo tai yra Austrija, kuri yra pateikta su šampano ikrais. Tai rožinės spalva yra, tačiau dėja ne burokėliais. Tada toliau pas mus yra šaltibarščiai. Čia yra šaltibarščiai. Aš negalėjau patikėti, kad čia yra šaltibarščiai. Taip, tai yra šaltibarščiai ir mūsų komanda užpils dar kefyrą, vadinkim taip, nuspalvintą ant viršaus. Čia mes turime šaltibarščius, kurie aromatizuoti trumais. Tai toks irgi galbūt ne visai standartinis skonis, ne visai įprastas. Tada toliau mes turėsim karštą užkandis, tai yra burokėliais jau nudažytas rizotas su tigrinė krevetė. Ir tada po to pas mus bus pasirinkimai tarp karštų, tai bus arba aštunkojai su rūkytų bulvių putomis, arba bus elnienos nugarinė. Su irgi tam tikrais akcentais, kurie bus su burokėliais ir šokoladiniu demiglaizu. O desertuką bus tokia mažas siurprizas mūsų svečiams, neatskleis. Tai prajuokint turėtų. Čia 5 patiekalų vakarienė, tai čia jau reikia ateiti tuščiu skrandžiu, tikriausiai, kad viską suvalgyti, bet šaltibarščiai su triumais. Visokių variacijų yra šaltibarščių, yra su pienu, yra su varške, bet tokių, tai apie tokį variantą dar net nesu girdėjus. Tokį esat patys darę, ragavę kažkada? Faktas, šiaip daug skirtingų variacijų, šiaip per savo patirtį esam išbandę šaltibarščius. Vėlgi, kažkurios daugiau sekėjų sulaukia ir daugiau nuomonių, jie labiau patinka, kažkokiais gal mažiau, bet aš manau, kad šitas turėtų tikrai variantas nustebinti svečius ir aš manau, kad patiks tikrai.
Kokia kaina yra šitos vakarienės, norint čia sudalyvauti? Kaina yra apie 60 eurų. Ar jau iššluoti visi bilietai, ar dar žmonės gali sugalvoti ir ateiti? Yra dar keletą vietų, bet tiesą pasakysiu, kad tikrai sulaukė žmonių ir paklausos šis mūsų renginukas. Aš manau, kad tai yra tiesiog labai faina, nestandartinė, stotis atgyja, daug visko vyksta, Lietuvos geležinkeliai tikrai stebina į kaip traukiniautojus, taip ir miesto svečius. Tai aš manau, kad tikrai tai yra nestandartinė patirtis, kai kalba garsiakalbis, keliauja traukinukai ir čia yra proga kažką paragauti. Tikrai nestandartinė vieta yra prabangiai vakarieniai. Kaip manot, paversit šitą dalyką tradiciją? Kaip minėjo jau kolegė Milda, tai tai yra antra vakarienė, šiek tiek kitokio formato. Pirma buvo rudenį, lygiai taip pat degustacinė vakarienė. Bet ne rožinė. Tai skirtingos temos, gal praeitą buvo šiek tiek labiau Gatsby tokia stiliaus, šį jau dedikuota šaltibarčiams, burokams ir tikrai turėtum patikti. Užpilkite dabar tuos šaltibarščius, man labai įdomu pamatyti, kaip čia viskas atrodys. O koks prabangus virduliukas čia galima sakyti. Wow! Visą grožį praktiškai. Nesugadinam, pasidarom porciją normalią. Paragausim dabar tų šaltibarščių su triumais. Man gaila kabinti dabar čia tiek daug gėlyčio, čia valgomos tas gėlyčios. Gerai. Kažkaip. Nesilankau prabangiuose restoranuose, tai dabar nežinau, kaip elgtis. Gerai. Labai skanu, bet triumų net nepajaučiau dabar. Tai dabar ateit poskonis. Pareina poskonis. Labai skanu, labai džiaugiuosi tokiu pirmu kartu paragauti visokių šaltibarščių, nes šaltibarščių festivalis ir yra apie tai, kuo daugiau skirtingų šaltibarščių paragauti. Būtent, kad būtų įdomu, kažkaip nauja. Ačiū Jums labai už pokalbį ir skanaus mums, skanaus Jums. Neįprasta vieta ir tikrai neįprasti patiekalai laukia jūsų šį savaitgalį rožinė vakarienė. Tai galite sudalyvauti ir nepamirškite rožinės spalvos savo aprangoje. Man atrodo, bežiūrėdami šį reportažą daugelis jau užsinorėjo dabar šaltibarščių ir gal net vakarieniai savo pasigamins. Taigi. O šimtai žmonių